su tavimi iš Maljorkos, iš mūsų nuostabios stovyklos lokacijos. Ir jeigu jauti, kad norėtum prisijungti į gilesnę ir ilgesnę patirtį, kviečiu apsilankyti mano svetainėje, kur rasi visas mūsų šių metų stovyklas. Na, šiandieną galvoju rašysiu praktiką tiems momentams, kuomet neturime labai daug laiko, tačiau norime prajudinti kūną, norime įsižeminti, susitelkti ir nusiraminti. Tad ši praktika turėtų užtrukti apie 20 minučių. Manau, mes visi galim kažkaip dienoje atrasti tokį nedidelį laiko tarpą praktikai su savimi. Tad kviečiu įsitaisyti patogiai, jeigu norisi atsisėsti ant pagalvėlės, kaladėlės, žinoma, gali tai padaryti. Ir kuomet esi pasiruošus, kviečiu užmerkti akis, atpalaiduojam rankas, užsimerkiam. Ir leisk tiesiog savo pajausti šį dabarties momentą, kaip tu jautiesi, kokios mintis atkeliauja į mūsų protą, kaip jaučiasi mūsų fizinis kūnas. Ir kad susitelktume šiek tiek labiau į savo kvėpavimą, pabandysime įkvėpti per 3 kartus. Šiek tiek sulaikom kvėpavimą ir iškvepiam. Giliai įkvepiam į pilvą, leidžiam jam plėstis. Ir dar kartą. Labai gerai. Po truputį atmerkiame akis ir keliausim ant 4. Delnai ir keliai įsižemina į kilimėlį. Ir su įkvėpimu leidžiam pilvą žemyn, atveriam krūtinę. Su iškvėpimu žiūrim žemyn, apvalinam nugarą. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Savo tempu išjaučiam kiekvieną stuburo centimetrą. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Grįžtam į centrą. Ir kairį delną dedam už kaklo. Su įkvėpimu alkūnė kyla į viršų. Atrandam sukimąsi ir tempimą per nugarą ir su iškvėpimu leidžiam alkūnę žemyn. Įkvepiam, alkūnė kyla. Iškvepiam, leidžiam žemyn. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir dar kartą. Atsiveriam kiek įmanoma labiau ir leidžiam žemyn. Ir keičiam puses. Dešinys delnas ant kaklo. Įkvepiam, alkūnė kyla. Iškvepiam, leidžiame žemyn. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir leidžiame žemyn. Labai gerai. Užkabinkime kojas pirštus ant kilimėlio ir stumiam save į žemyn žiūrintį šunį. Ir šį kartą leidžiam savo sulenkti kelius kur kas daugiau neįprastai. Ir tokiu būdu
pabandom prailginti visą stuburą. Ir nesvarbu, kad mūsų kulnai yra pakilę, jie nesiekia kilimėlio. Pabandom ir atpalaiduoti kaklą, kartais visai yra smagu prasukti kaklą, pasukioti į vieną, į kitą pusę. Puiku, ir iš lėto pamažu keliausim į priekį kilimėlio, žingsnis po žingsnio. Ir su įkvėpimu dedam delnus po keliais, pratiesinam stuburą, pratiesinam kaklą ir atrandam šią poziciją. Jeigu nėra jokio skausmo apatiniai nugaros dalyje, kviečiu pratiesinti rankas ir tiesiog jos kabo virš kilimėlio. Šiek tiek suaktyviname taip stuburą, mentis pabandom suvesti arčiau viena kitos. Kaklas yra vis dar ilgas. Taip pat įsijungia šiek tiek ir pilvo presas. Puiku. Dar kartą įkvėpsim. Iškvepiam, leidžiame žemyn, šiek tiek sulenkime kelius ir po truputį kilsim aukštyn į stovimą poziciją. Su įkvėpimu pratiesinam rankas virš galvos, suneriam pirštus ir išverčiame delnus ir prasitempiam. Pabandykit tik neišriesti nugaros. Dar kartą įkvėpsim ir su iškvėpimu leidžiame žemyn. Įkvepiam, pratiesinam stuburą. Iškvepiam į lentos poziciją. Įkvepiam giliai. Iškvepiam čaturanga. Įkvepiam aukštyn žiūrintis šuo. Iškvepiam žemyn žiūrintis šuo. Jeigu norisi, vėlgi galit sulenkti kelius, jeigu ši pozicija smagiai jaučiasi nugaros srityje. Jeigu norisi pratiesinti kojas, žinoma, pratiesinam kojas, jokių problemų, galit ir šiek tiek pramindžiukuoti. Dar kartą įkvėpsim giliai. Ir iškvepiam. Ir sulenkiam kelius, žvilgsnis į priekį, keletą žingsnelių, kol atsidursime vėl priekyje kilimėlio, įkvepiam, prasitempiam ir iškvepiam, leidžiame žemyn. Iškvepiam, rankos kyla į viršų, iškvepiam delnai prie krūtinės. Įkvepiam, rankos kyla į viršų, dar kartą iškvepiam, leidžiame žemyn. Įkvepiam, prasitempiam stuburą, iškvepiam lenta. Įkvepiam, iškvepiam čaturanga. Įkvepiam aukštyn, žiūrintis šuo. Iškvepiam žemyn, žiūrintis šuo. Kvėpuojam giliai, iš lėto. Ir iš čia sulenksime kelius, žvilgsnis į priekį ir keliais žingsneliais ar šuoliuku atsiduriame priekyje kilimėlio, įkvepiam, pratiesinam nugarą, iškvepiam, leidžiame žemyn. Įkvepiam, rankos kyla į viršų, prasitempiam, iškvepiam, delnai prie krūtinės. Įkvepiam ir iškvepiam. Visą savo kūno svorį perkeliam ant kairės pėdos, kyla dešinė koja į viršų ir keliaujam atgal ir kelias dešinys keliauja į dešinį šoną. Įkvepiam čia, su iškvepimu leidžiam kelią žemyn. Jeigu yra patogiau, gali delnus nuleisti ir ant klubų. Įkvepiam, kelias į šoną, aktyvuojam sėdmenis, iškvepiam, leidžiam žemyn. Dar 3 kartai. 3. 2, 1, super, įkvepiam, kelias į priekį su iškvepimu, iš lėto keliaujam į įtūpstą. Šitie visi perėjimai yra lygiai taip pat svarbus kaip ir pati pozicija. Tad neskubam, išjaučiam, iškvepuojam, įkvepiam,
Ir su iškvėpimu delnai keliauja ant kilimėlio priešais pačią kairę pėdą ir keliausim į stovimą špagatą. Dešinė koja kyla į viršų, įkvepiam, iškvepiam. Keliaujam atgal į gilų, aukštą, įtupstą, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam ir atgal į stovimą špagatą. Įkvepiam ir grįžtam į gilų įtupstą. Įkvepiam ir atveriam rankas į šalį, kario antra pozicija. Įkvepiam ir iškvepiam. Pratempiam koją priekinę, visą ją pratiesinam ir su iškvėpimu keliaujam į trikampio poziciją. Žvilgsnis link dešinio delno. Kvėpuojam. 3, 2 ir 1. Ir iškvepiam. Su įkvėpimu kylam į viršų, kario antrą poziciją. Su iškvėpimu delnai ant kilimėlio pakeliame galinį kulną. Ir po truputį kairė pėda keliauja palei kilimėlio šoną. Ir čia atsiduriame šoniniai lentoj. Arba galit, pėdą susikelti vieną ant kitos. Ir kvėpuojam. 3, 2, 1. Ir leidžiam delną žemyn, lentos poziciją įkvepiam. Su iškvėpimu čaturanga. Įkvepiam aukštyn žiūrintis šuo. Iškvepiam žemyn žiūrintis šuo. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Stuburas tiesus, vėlgi gali drąsiai sulenkti kelius, kad pratiesinti stuburą dar labiau. Ir po truputį vėlgi sulenksime kelius, šuoliukas arba keli žingsniai link kilimėlio priekio, įkvepiam, pratempiam stuburą, iškvepiam, leidžiame žemyn. Įkvepiam rankos, kyla į viršų, prasitempiam, iškvepiam delnai prie krūtinės. Įkvepiam ir iškvepiam. Kūno svoris keliauja ant dešinės kojos. Kyla kairė koja į viršų, įkvepiam, siunčiam koją atgal ir į šoną. Įkvepiam, iškvepiam, leidžiam kelią žemyn. Vėlgi, delnai gali būti ir ant klubų. 4. Neskubam. 3. 2. Ir 1. Super, kyla kelias į priekį ir su iškvėpimu keliaujam į įtupstą. Įkvepiam rankos į viršų. Iškvepiam. Įkvėpsim giliai ir keliaujam į stovimą špagatą. Delnai į priekį kilimėlio, kyla galinė koja. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir įkvepiam, grįžtam į aukštą įtupstą. Iškvepiam. Ir dar kartą, delnai ant kilimėlio, įkvepiam. Stovimas špagatas. Iškvepiam. Įkvepiam. Ir iš lėto grįžtam. Įkvepiam rankos į priekį ir aukštyn. Ir kario antra pozicija. Įkvepiam. Iškvepiam. Su įkvepimu pratiesinam dešinę koją ir iškvepiam, keliaujam į trikampio poziciją. Žvilgsnis į viršų. Čia aš renkuosi delną laikyti prie kojos, kad aktyvuoti šiek tiek labiau pilvo presą. Kvepuojam. Ir su kitu įkvėpimu kylam kario antrą poziciją ir iškvepiam delnai ant kilimėlio. Vėlgi žeminam kairį delną ir po truputį dešinė pėda keliauja
palei kilimėlio šoną, galim sustoti čia ir palaikom, arba susistatom pėdą vieną ant kitos, kvėpuojam. 3, 2 ir 1. Iš lėto, lentos pozicija, įkvepiam, iškvepiam čaturanga. Įkvepiam aukštyn žiūrinti šuo, iškvepiam žemyn žiūrinti šuo. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir paskutinis kartas įkvepiam ir paleidžiam. Po truputį nuleisim kelius žemyn. Keliausim į sėdimą poziciją, pratiesinsim kojas. Pasižiūrim, kad jaustumėmės patogiai. Ir galim pabandyti paimti save už čiurnų arba bet kur, kur jums yra patogu. Pėdos, kojų pirštai, pėdų pirštai. Įkvepiam, prasitempiam, su iškvepimu leidžiame žemyn. Paskutinis gilus įkvėpimas čia. Ir iškvepiam. Po truputį iš lėto. Grįžtam atgal. Sudėsim pėdas vieną prie kitos. Įkvepiam, pratempiam stuburą. Ir su iškvepimu leidžiamės šiek tiek giliau, šiek tiek žemiau. Gali nusileisti jūsų delnai ant kilimėlio, galbūt net ir alkūnės. Vėlgi. Stengiamės, aišku, nepersitempti. Ir pajaučiam tempimą vidinių šlaunų pusėje. Pajaučiam, kaip atsiveria klubai. Paskutinis gilus įkvėpimas. Ir iškvepiam. Po truputį kylam atgal. Ir sukryžiuosime kojas. Sugrįžkime atgal į patogią sėdimą poziciją. Atpalaiduojame rankas. Užsimerkiam. Ir vėl pajauskim šią akimirką. Pastebėkit, kaip jaučiasi jūsų kūnas po šios praktikos. Kokia yra emocija. Ir kaip iš tiesų yra gera skirti tiek kokybiško laiko savo. Net jei tai yra 10 minučių, 20 minučių. Tai gali iš tiesų pakeisti ir mūsų nuotaiką ir taip, kaip mes jausimės dienos eigoje. Tad sudėkim delnus vieną prie kito ir savo iš tiesų giliai padėkokim, kad išsivyniojame kilimėlį, kad leidom savo nurimti, leidom savo pratempti kūną, sustiprinti kūną, giliai pakvėpuoti. Tad kviečiu giliai dar kartu įkvėpti ir iškvėpti. Ačiū tau labai, kad buvai kartu ir tikiuosi, tai yra tik įrodymas, kad nereikia turėti būtinai valandas laiko ar daugiau, kad pasijaustume geriau. Užtenka kartais ir 10, ir 20 minučių. Tad prie šios praktikos kviečiu sugrįžti dar ne kartą ir stebėti savo progresą. Tad iki kitų malonių kartų.